Kodėl pasirinkot Juventus klubą? Kodėl pasirinkau Juventus klubą? Pirmas dalykas tai yra klubas, kuris turi savo jau susiformavusią struktūrą, netgi tikrai geri žmonės dirba, kiek man teko girdėti, kiek teko susidurti. Tai yra pagrindinis dalykas, turintis gerą bazę. Tai yra pagrindinis. Praėjusį sezoną, ką buvo kalbėti, pasirašant sutartį, kartelė buvo iškelta tikrai gana aukštai, 4 vieta debutiniam sezone. Nesibaiminant, perimdamas vairą komandos tokioje situacijoje? Ne, tikrai nesibaiminu, aš sakau, aš jau minėjau, kad man teko ir su Šiaulius treniruoti, kuri tikrai, sakau, ir ambicijų irgi pilna komanda, turintis, kur buvo tiklai tikrai aukštai iškelti. Taip kad aš manau, kad tai yra gyveninamas dalykas. Visą savo karjerą tiek žaidėjai, tiek trenerių praleidę Šiauliuose, neskaudu palikti komandas ir išvykti? Aš turiu tikrai pasakyti, kad su Šiauliais man ėjo labai geri metai. Aišku, tai yra skaudu, kadangi, netgi neskaudu, bet tai yra metai, kuriais aš tikrai žavėjausi būdamas Šiauliuose, bet tai yra gyvenimas ir aš manau, kad aš darau gerą žingsnį savo karjerai. Praėjusią sezoną teko tiek vadovauti komandai žaidžiančiai prieš Juventus, tiek lankytis pačioje Utenoj. Matė turbūt arenas ir galius, kaip jums šitai struktūros dalis? Tai yra fantastinė. Pirmas dalykas arena, antras dalykas tai yra žiūrovai, kurie tikrai yra fantastiniai. Į salę susirenka beveik pilna, aš kiek mačiau ten. Tai tokioj tik tai yra smagu žaisti ir tai yra 6. žaidėjas aikštelė. Teko kartu žaisti su Žydrūnu Urbanu, dabar komandos prezidentu. Dabar sudarysite trenerių štabą. Iš karto nusprendėt pasirinkti Žydrūną į asistentus ar dar turėt kitų variantų? Ne, aš iš karto nusprendžiau, kadangi tai tikrai labai rimtas žmogus ir man teko ir žaisti, ir bendrauti, ir būti taip, kad aš jį žinau tikrai labai gerai. Treneri, kokia jūsų krepšinio filosofija? Labiau dėmesį skiriant puolimui, gynybai, stengiatės subalansuoti viską? Aš galvoju, kad pagrindinis mano bus strategija tai yra subalansuoti tiek gynybą, tiek puolimą, kad nebūtų taip, kad bus tik tai gynybinio pobūdžio komanda. Ar jau apsisprendėt dėl sudėties, ką norėtumėt matyti iš praėjusio sezono komandos? Nes turbūt daugybė jums pažįstamų veidų. Tai norėtum, aišku, daug matyti ir tikrai praeitų metų komanda tikrai buvo gera ir kai jie paliktų 5, kokie 6 žmonės, tai yra labai gerai. Buvo daug kalbama praėjusį mėnesį apie 3 jaunus krepšininkus, tai yra Matulis Vasiliauskas, Jasilionis. Kaip jums, ar jūs tenkina šitie krepšininkai, ar norėtumėt matyti savo komandą? Tikrai norėčiau ir mačiau žaidžiant ir peržiūrėjau jau, ta prasme, ne vieną ir diską ir tikrai tai yra žaidėjai su perspektyvai į kitus metus. Žiūrint į praėjusią sezoną, kurias pozicijas norėtumėt sustiprinti? Ar manytumėt bent jau, kad reikia sustiprinti? Aš manau, kad 5. pozicijoje, aišku, paskui kaip atsirado Virginijus Praškevičius, be abejo, jis buvo jau užpildytas, paskui be abejo atakuojančio žaidėjo pozicija. Praėjusią sezoną Juventus labai vėlai subūrė komandą. Kokie šios vasaros planai, kada norėtumėt matyti, bent jau daugiau mažiau sukomplektuotą sudėtį? Aš sakiau, aš minėjau, kad būtų gerai, kad jau tai didžiąją dalį žaidėjų turėtume iki pirmos stovyklos, kuri aš įsivaizduoju turėtų būti nuo 16 rugpjūčio.